Pirmus rungtynės Utenis, kaip matėm, atvažiavo tikrai gerai pasiruošę, labai disciplinuotai, labai organizuotai gynėsi ir tos pirmos rungtynės niekada jos, manau, ne vienai komandai nebūna lengvos. Ir pirmą kėlinį galbūt kiek ir tas jaudulys toks startinis ir buvo rungtynėse tokio gana daug chaoso, galbūt per daug skubėdavom, to paskutinio perdavimo trūko ir tas spaudimas su kamuoliu, kurį planavom, nesigavo taip, kaip norėjome, per daug tų perdavimų tokių iš gynybos ilgų, bandant užbaigti ataką vienu perdavimu į priekį, tačiau antrą kėlinį buvo jau žymiai lengviau, nes antrą kėlinį vienas žaidėjo meistriškumas yra, ko gero, Žalgirio aukštesnis šiai dienai ir žaidimas atsiveria ir įvarčiai ir momentai. Tik tai vėl galbūt realizacija truputį pavedė, tačiau apie Utenio komandą tik tai gerus žodžius norisi pasakyti, nes tikrai buvo labai gerai organizuota. Sakyčiau, ir pirmą kėlinį mes naudojam panašią taktiką, tik tai ne tai, kad Krisčio žaidimas nepasiteisino, tačiau mes truputį perskubėdavom, ypatingai toj centriniai zonui, perlaikydavom kamuolį ir norėjom truputį pagreitinti žaidimą, būtent todėl Seržas Niadzi išėjo į kraštą, kad būtent tuo tikslu, kad taip ir galvojom, kad žaidimas truputį bus labiau atviresnis antrą kėlinį ir kad jisai turės erdvės ir jisai stiprioji pusė yra žaidimas būtent vienas prieš vieną, tai būtent tuo tikslu ir buvo atliktas keitimas. Pilnai komandos vis viena neįmanoma pažinti, kaip žmogų pažinti reikia kartais galbūt viso gyvenimo, čia turi 25-28 kartais, tai visokių charakterių, visokių žaidėjų, visokių nuotaikų, tačiau kiekvieną dieną, manau, tas pažinimas yra tęstinis procesas, jisai gerėja ir manau, kad komandinis žaidimas irgi tik tai gerės ateityje. Tai matėm jo žaidimą Brazilijoje, tikrai žaidėjas, kuris turi, manau, gan nemažą perspektyvą ir buvo labai smagu, kad jisai per tokį trumpą laiką Utenį įsikovojo vietą pagrindinėje sudėtyje ir manau, kad šiandien irgi jisai atliko gana daug darbo, kabinasi už kamuolių, galbūt kartais turėdavo per mažai palaikymo atakui, tačiau tikrai žaidimas nenuvylė. Vitkauskas pasirašymo metu turėjo gan tokią sunkią traumą ir galbūt pritrūko laiko pilnai atsistatyti, pilnai gauti tą sportinę formą, tačiau čia kiekvieno klubo ir kiekvieno trenerio svajonė yra turėti du tokio lygio vartininkus komandai, nes tai iš tikrųjų vartininkas, kaip žinom, kartais sakoma, yra pusė komandos, o turėti du tokius žaidėjus, kurie yra kaip pusė komandos, tai yra labai gera problema. Ką reiškia didelių matmenų puolėjas, tai Elivelto įmušė šiandien 2 įvarčius nebūdamas didelių matmenų, kas iš to, jeigu turi puolėją, kurio augis yra 2 metrų, tačiau jisai negali pataikyti vartus, tai šiai dienai esam patenkinti tuo, ką turime.